Seniai nesimatėm. Turėjom kitų darbų. Galvojom, kur toliau eiti. Ir nežinau, prisitraukiau kamerą, seniau nebet atpratau, nežinau kaip čia nesilaikyti. Ir ką mes turim šiai dienai, turim pasistatę vėl savo grožį, daiktą. Kokie darbai šiandien laukia? Šiandien laukia darbai, tuoj parodysiu, kur čia mūsų kuitalas, čia ne nuo to. Taip, turim pasikeisti kur čia stabdžių šlangutes, nes dėjome senas praeitą kartą. Toliau turime trūkstamas dalis atvažiavę, tai čia yra galinių stabdžių komplektas, nes užsakiau, yra ir tos spyruoklytės. Žodžiu, tai šito neturėjom, buvom išmėtę, tai turime galinius stabdžius pasidaryti. Toliau, įsidėjau posūkius. Posūkiai vis dėlto turim mirksėti, radau relę neveikiančią, tai relė pakeista, turime posūkius. Kas dar liko iš tų darbų, tai tokių smulkmenų, tai žodžiu, pasibaigti galinius stabdžius, nes dabar stabdo tik priekis. Pasikeisti šlangutės priekį, minėjau. Toliau yra atbulinės lempos. Tai buvau pajungęs, bet nežinau, kuš čia juodas visas. Buvau pajungęs, bet šviečia, nuolatos šviečia ir tik viena kažkodėl, tai reikia galinės lempas pažiūrėti. Ir šiandien iš pačių darbų tokių reikia, imsim lauk, vairo kolonėlę vėl. Gavome guolį. Gavom guolį iš Amerikos, vešim padarysim, nes kitą savaitgalį važiuosim į Krauno suvažiavimą tokį vadinkim. Tai savaitį darbo. Tai va, šiek tiek vėl prie mašinos grįžtam. Darbas lygiai 10 minučių ir turime balvoną vietą. Taip kad bandom dėtis į moco kuprinę, gal vežiosim su motociklu. Vežam restauruot dar kartelį, trečią kartą. Ok, kolonėlį įsilupom, sekantis darbelis laukia. Laukia pasikeisti vamzdelius, šlangutės šitas. Tai žodžiu, keičiam šlangutės, tada reikia atvežti dar dalių, dėsim trišakį, tada po mašiną čia vesim, ten padarysim irgi galinius stabdžius. Trišakis, tada čia dar vieną iš šlangutę įbalkį, čia vėl vamzdelį ir padarysime galinius stabdžius. Tai šiandien laukia darbai, tai šiandien gal nespėsim, gal rytoj padarysim, tai laukiam prekių, kol kas keičiame priekį šlangutės. Visi, easy darbas, kelias minutės ir žiūriu, kažkas kribždėjo, bum, atvažiavo, kažkas šliump, aišku, nei labas, nei iki, bet žiūrėkit, ką turim. Čia dar laukia darbas, niekaip pabaigti neišeina, trūksta vis dalių. Dešimt metrų. Vamzdelis. Neturėjom, tai komplektas stabdžiam nusuotis. Šlangutė, kaip sakiau, galiniam. Na ir čia visokių angaliukai. Trišakiai. Bandau pasidaryti galinius stabdžius mašinai. Dar vienas įdomus dalykas, tepalo slėgio daviklį sukau, o laidų nėra jam pajungti, dar reikia pažiūrėti instrukciją, kur kas jungiasi, nes gal skydelis net neturi iš viso dalykas, nes ten buvo varžtas įsuktas, užaklintas toj vietoj.
Tai dar šiandien laukia pasižiūrėti, surasti instrukciją skydelio, kad pažiūrėt, kas ar buvo ar nebuvo. Tom teplo spaudimas turėtų būti. Tai va. Tai žodžiu, čia biški pavargom šitoj vietoj, nes čia pasirodo Amerikonas, čia bandom į Europą persėti, čia... Ui, kokia pirštinaitė. Tai čia buvo reikalų, nes skiriasi tas biškis tvirtinimas. Bet pasidarėm, turim atšaką į galą nusivesim. Ir čia viskas kaip ir. Tai žodžiu, dabar nuo čia važiuojam į galą. Taip, šitam gale reikia pažiūrėti, kaip su šlanga susijungs. Čia kažkokią šlangą nupirkau. Universalę gal kokią, nežinau. Spėju tiesiai suksis į... Tiesiai suksis į trišakį. Toj vietoj gausis nuo čia. Ir į va čia ir nuo čia. O taip turės būti šlangonsas. O taip ir gaminam viską. Ui, koks gražus veidas, diskoteka. O. Čia ta šlanga tiesiai į trišakį sukas. Tai reikia iškart užsisukti trišakį. Nes paskui nepasuksim, nes čia turėjau prakišt. Čia pačiai turėjau prakišt. Nelys nei tūs dabar nelys. Gal čia šitai pjaut. Užsikištų taip. Pumšt ir viskas. Kaip tas valcavimo įrenginys reikia, gal norit pažiūrėti. Tai realiai labai nieko čia sudėtingo, kaip sako. Pasidarom maždaug tiek. Įsispaudžiam tai, ką norime užvalcuoti. Dedame valcavimo galiuką. Realiai taip susirenka jisai. Ir suki. Aišku, lengviau būtų, jeigu spaustuvus įsispaust. Bet spaustus dar reikia turėti. Ne kiekvienas uždirba ant spaustuvo, ne? Bet ne problema. Nieko čia sudėtingo. Stok, išardom. Užvalcuot. Nežonis mato. Uždedam vieną galiuką, kur reikia. Kitą galiuką. Ir vėl užsivalcuojam dar vieną kartą. Ir taip galim pas save užsivalcuoti vamzdelius, nereikia važiuoti, kažkur mokėti pinigų. Aišku, ten jis turi profesionalesnį įrangą, kur kas greičiau viską gal atlieka, bet kur mes skubam. Neaišku, kada vėl prireiks. Vsio. Ar galima važiuoti? Ne. Čia kai Vilkas pasaka, kur sakė, ar jau galima duonelę valgyti? Ne, dar negalima, dar reikia palaukti. Ir... Nieko nėra. Nieko ir neturėtų čia būti. Tuščia. Turime šitą. tą reikia prisiveršti. Galvoju, kad mes vis dėlto neturim vieno dalyko. Ei.
Nes čia tai jų nėra. Žinot, ko neturim? Šičia va, statos tokie pirščiukai. Vienas ir kitas. Reikia 4, turiu tik 1. Labai blogai. Gal ir nesusirinksim net. Gal man kažką galvot. Kai vėl pasakysiu, žinai, vėl kitą, ką mes šiandien turim pirmadienis, tai šeštadienį turim renginį, kur reikia nuvažiuoti, žodžiu, mašiną ir be vairo kolonėlės. Stabdžius vandalius pajungiau, bet kas iš to, jeigu negaliu surinkti būgnų, kurie neveiks. Tai atjungti viską reikės vėl kažkaip. Nežinau. Einam ieškoti O Jėzu, vos nepradžiavau. Einam ieškoti spigliukų. Ir... tu supranti, kad tokio daikto niekur negausi, nes tai nėra... Tai yra sunkvežimis, amerikietiškas ir... Amerika vėl siųstis savaitę laiko. Reikia vieno tokio. Ne? Tai va. 1, 2 ir 3. Paimam ir pasidarom. Panaus, turėtų tikt. Dabar tik reikia prisiminti, kaip dedasi. Nes yra skirtingo kaladžių plotai. Ar didelė priekį. Ups. Galia maža. Ar atvirkščiai. Nu, tie pagaliukai va čia stovi. Čia įsideda, čia stovi. Ok, renkam. Pabaigta. Galas surinktas, atsirado kitų problemų biški. Iš tikrųjų tai vienas va sujungimas leidžia. Rytoj pabandysim, bus kolega nusiorint sistemų užspumpuot. Ir su stabdžiais, tikiuosi, bus viskas. Apsitvarkim garažą. Filmavau, kaip surinkinėjau ratus. Tyliai. Nusiorinom visą važiuoklę. Kol dar mašiną pasikėlę turim, reikia pasidaryti vairo traukės. Čia kur pabiro mums tada važiuojant į Druskininkus. Žodžiu, turim angalį čia tokius ir čia įsistato, nežinau, labai matos. Nėra čia taip, kad nupirkau ir dėjau, čia viską turi daryti, visai teisingai, va dar grįžo. Nauja vairo kolonkė perrinkta su guoliais, tai turėtų ratai lengvai sukinėtis, tai žodžiu. Dedam ratą, susitvarkom dar bėgius ir važiuosim šiandien į miestą ratuką test drive pasižiūrėti. Nu va, ilgai netrukom, pasidarėm tokį vat guziuką. Realiai puikiai tinka į tą plyšelį. Va. Taip, čia dabar šitas... O. Čunkšt. Šaibutė ir špilkutė. Šitą pusę irgi tokia vat yra. Laisva, ardysim, žiūrėsim, gal kažką sugalvosim. Gal tokio pabandyti užsidėti. Ir špilkutę perkišim. Gal aš jau reikėtų mažesnės biškį skylės. O. Reikėtų dar... Aišku, čia toksai specialus labai žiogelis, o toksai, vat, mes jį pametėm kažkur tarp Prienų iki Prienų, tai dėsim paprastą špilką, jinai, aišku, labai gerai, nes jinai toks, nu, bus gerai. Nu ir va, mes vėl darbe, vėl darbuojamės, vėl ekranas neryškus. Šiandien tokių darbų smulkių turim, kas vat, irgi įdomesnis, aišku, koks čia Mustangas. Bet Mustangėlis darbas laukia, šičia užmesti spoileriuką reikia. Tump. Va. O, bus toks spoileris.
Čink. Nefilmuot, gal čia reikėtų tokių nesąmonių. 2255. Ne, čia ne PIN kortelės kodas, čia yra 22 valanda 55 minutės. Ką mes veikiam garaže? Dirbam teisingai. Štai jaunasis padėjėjas. Raštas prie mašinos. Surinkinėjom. Turėjom biškį problemų. Buvo perkaitas variklis, galva. Ėmėm galvą, dėjom tarpinę, šlifavom, tikrinam ar netrūkė niekas, taip kad geras hobis. Smagu, kad kažkam patinka. Nu va, pavaražiavę iš parodos jau. Koks įdomus paradoksas, tai kad kiekvieną kartą galvoju, pasiemu kamerą ir galvoju, filmuosim, kaip seksis, filmuosim tą. Ir ant tiek būna fainai, ten suvažiuoja kolektyvas visas tos fainai, kad net neišsitraukiu kameros ir nieko, net nei vieno kadro neužfiksuoju. Tai, žodžiu, paskrauna buvom. Fainas, žiauriai renginys, daug žmonių, daug dalyvių, daug žiūrovų, daug pašnekesių. Taip kad gaila, kad eina vasarą į pabaigą ir prie šito dalyko nebedaug darbų liko. Galvosim, kas toliau. Yra pora pirkinių, kurie nusimato čia kažkurią dieną krenta. Žiūrėsim, jeigu pavyks nupirkti, tai gal su šitų dalykų reikės atsisveikinti. Gal perleisti geras rankas kam nors. O mes kipsim prie naujų darbų, nes ką čia. Kažką veikti reikia toliau. Tai dar turim darbų, dar šiek tiek pafilmuosim. Man iššūkis asmeniškai, kadangi aš suvirint, aparatas yra suvirinimo, bet dar praktikos trūksta daug. Tai darysim nuslintuvą gal šią savaitę. Judam toliau, važiuojam, kažkur nuvažiuosim. Šiandien iš darbų tai laukia, paėmėm tepalo, dar biškį trūksta, kažkokio 10-40 biškį reikia pasikeisti. Gniptus pasikeisim, bananas pusryčiam, pietum. Čia labai fainai parodoj buvo gamintojai kvapų mašinų, tai pasiėmiau su tabaku, radau, žiauriai skaniai kvepia, tai jau dirba savo darbą, labai fainai, tai visai gražuolis. Vis geriau negu benzino kvapas mašinai. Nes nuo tabako, kur tada prakiuro druskininkuose, tai vis dar toksai, benzino nelabai agresyvus, bet benzino kvapas yra, tai bandom jį užmušti kažko. Yra vienas dalykas, kurio negaliu neparodyti. Žiūrėkit, skupai suklijuoti. Vienas yra čia, kitoje pusėje kitas yra. Bet žiūriu juos ir kaip man kas čia negerai. Jie, ne tos pusės yra, jie turi būti sukeisti vietomis. Čia žiūrėkit, išlinkimas, į apačią eina, o ta linija yra tiesi. Tai čia turėtų būti išlinkimas. Tai žodžiu, aš nustebęs visais darbuotojais, taip kad lupsim lauk, sukliuosim kaip reikia, bet jėga lietuviai, taip ir toliau varykit. Čia apie mumis dar netokių anekdotų parašys. Šita pusė atšokus buvo. Šita, nedaug teko biškį pastangų įdėto. Pažiūrėkit, kaip čia viskas puikiai lupas. Prie stiklo dar priklijuota. Kosmonautai. Dar pasakysiu, čia tai laikosi. Bet pagrindinis dalykas, jau jeigu klijuojat plasmasinės dalis, tai kur be grunto, optimistai. Tikrai geras gruntas. Nereklamuoju nieko, bet ant plasmasių visur būtinai prieš klijuojam. Gerai, ne lietuviai čia darė, pasirodo. Lietuviai darė tik tais vieną pusę užklijavo tai, ką buvo nuėmę, bet kitoj pusėje pagal apdulkėjimus, pagal viską, tai manau, kad dėta yra dvi pusė tikrai gera aplinkui perimetrų, tai čia buvo klijuota Amerikoje dar. Bet kokia esmė, Amerikoje šudarankiai susiklijavo aukštinkojom, o čia Lietuvoje grįžus remontuojant nesugebėjo, blogai, vis tiek reikėjo perdaryti.
Tai toliau dirbam prie mūsų skupų, skupai kaip yra suklijuoti jau. O dabar čia darom tokį vieną dar dalyką. O tai vat. Nu, viską to būtina išduota, ne? Žiauriai gerai bus. Taip kad unikalus darbas, kūryba nesibaigia, kaip sako. Pamatysit, kas laukia. Norėjau sakyti, padarėm. Bet iš tikrųjų tai padarė. Va šitas pilietis. Aš tai neprisidėjau nieko. Tai žodžiu, norit pamatyti, kas vyko? Įvyko. Kas vyko? Įvertinsit patys. Tai žodžiu, 3, 2, 1, jungiam. Va taip pat bus. Šiaip iš tikrųjų žiauriai įdomi, man tas patinka. Toks šilkografija tokia, vat matas iš žvaigždutės. Tai bendras vaizdas bandėm padaryti va šitaip. Nu, manau, kad kažkaip taip. Ką galėjom padarėm. Kaip jum? Labas pirmadienis. Kimbam į darbus. Tai iš tokių darbų, tai šiandien šitas išvažiuoja. O mes toliau keliaujam prie šito. O jum pabaigai ir savaitės pradžiai klausimas. Ar norėtumėt pamatyti daugiau mūsų darbų, ką veikiam čia dienom? Ar labiau domina tik tais kažkokie projektų darbai? Taip kad komentaruose, jeigu, kai sakau, labai neapkraut visų, tai jeigu bent 5, gausim 5 komentarus, ar taškelį, ar klaustuką, irgi skaitysim kaip komentaras, suprasim, kad įdomu, ką daugiau darom ir tada bandysim filmuotis, rodyti jums tiksliau, ką veikiam dienomis. Labą dieną, jau išvažiuoju, tai viskas, baigėsi darbai šią savaitę, ne?